Mes turime apie 700 hektarų ūkį, 425 hektarus kviečių, rapsų ir miežių ir 300 neapdirbto pašaro, kukurūzų ir žolės. Taip pat turime 420 karvių, bet mūsų didžiausias prioritetas yra sėklininkystė. Ji puikiai dera su galvijų auginimu. Visa įranga labai efektyviai naudojama jau nuo kovo 1-osios. Auginant javus, labai svarbu turėti, kur juos laikyti ir pasirūpinti išdžiovinimu, nes dažnai lyja. Rapsai, kuriuos auginame, turi būti išdžiovinti per savaitę nuo supilimo į bokštą. Vienu metu pučiant daug karšto oro ir maišant. Taip, per savaitę rapsus išdžioviname net iki 6% drėgmės. Grūdus į bokštą pilame Westfieldo sraigtiniu transporteriu. Tai labai produktyvu ir greita. Pirmiausia, nusipirkome vieną bokštą, įsitikinome jo privalumais ir įsigijome antrą. Dabar galime patys laikyti visus grūdus, kas gerai verslui. Kai nuimame derlių, vandens būna apie 23%. Tada pridedame karščio, išdžioviname grūdus ir parduodame, kai kaina mums tinkama. Turint šiuos bokštus, procesas labai paprastas. Sunkvežimių vairuotojai, kurie atvažiuoja paimti grūdų, patys ištuština talpyklą. Kai grūdai atsiduria bokšte, mes jų nebeliečiame. Grūdų kokybė puikia, nes džiovinimo metu galima juos maišyti. Įsigijimo procesas ir įrengimas buvo sėkmingas. Mūsų bendradarbiavimas su Dan Korn pavyko puikiai. Jei paskambiname jiems susidūrę su problema, kas šiaip ar taip nutinka ne per dažniausiai, priežiūros inžinierius atvažiuoja tą pačią dieną arba vėliausiai rytoj. Aptarnavimas tikrai puikus. Norėtume dar vieno bokšto, kurį pripildytume rapsais, kuriuos dabar laikome sandėlyje. Trečią bokštą tikrai pirksime iš Dan Korn ir kaip ir su visais kitais bokštais Europoje, jį mums įrengs Intersilo.